Penktadienį organizuotame Dzūkijos krašto jaunųjų kompiuterininkų konkurse dalyvavo Alytaus miesto ir rajono, Birštono, Elektrėnų, Kaišiadorių, Lazdijų, Šalčininkų, Trakų, Varėnos ir Druskininkų mokyklų bei gimnazijų moksleiviai. Užduotis šiam konkursui ruošė Kauno technologijos universiteto informatikos fakulteto dėstytojai, o jų parengtas užduotis bandė įveikti net 36 konkurso dalyviai. Jų darbus vertino kompetentinga komisija, atgimimo vidurinės mokyklos informatikos mokytojai ir Kauno technologijos universiteto informatikos fakulteto dėstytojai. Yra ir lyderiai, yra ir silpnesni. Visada būna konkursuose lyderiai išsiskiriantis. Tarkim, šiemet vėl išsiskyrė trys vaikai. Aiškus lyderiai, yra ir silpnesnių. Silpnesni paprastai būna iš jaunesnių klasių, jie dar neturi tų žinių, bet tas pats dalyvavimas yra svarbus konkursuose. Olimpinį principą išlaikyti. Susumavus rezultatus paskelbti 9 šio konkurso laureatai, 6 geriausiai atlikę programavimo užduotis ir 3 informacinių technologijų konkurso nugalėtojai. Tradicinėme daktaro Juozo Kazicko moksleivių informacinių technologijų ir programavimo konkurse pirmąją vietą laimėjo Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivis Aidas Gvildys. Druskininkiečiams šiemečiame konkurse prizinių vietų nepavyko iškovoti. Iš visų užduotis bandžiusių įveikti mūsų miesto moksleivių, geriausių rezultatų pavyko pasiekti atgimimo vidurinės mokyklos mokiniai Saulei Kuzminskaitei. Na, iš tikrųjų, tai paskatino mokytojas ir kadangi mokiausi, tai nusprendžiau, kad reikėtų išbandyti savo jėgas. O kadangi dalyvau ir praeitais metais, tai galvoju, kodėl nesudalyvauti ir šiais. Ir kaip sekėsi? Na, visai neblogai iš tikrųjų. Nieko neužėmiau, bet pasirodžiau, tai geriausiai druskininkiečių. Visiems konkurso laureatams skirti Kauno technologijos universiteto diplomai ir daktaro Juozo Kazicko šeimos fondo įsteigti piniginiai prizai. Taip nutarta, kad tas dalyvavimas būtų daugiau suinteresuotas ir jaunimas pajaustų, kad dalyvavimas konkurse ne vien diplomais, bet kažkokiu tokiu konkrečiu, materialiniu paskatinimu. Tai tuo fondas ir laikosi tos tradicijos ir tęsia tą tradiciją, būtent įsteigdamas tą premijų fondą. Mes tas norim skatinti, kad Lietuvos jaunimas rinktųsi. O šitie konkursai kaip tik padeda anksčiau jaunimui suvokti, kad tai yra gera specialybė, kad yra įdomi specialybė, kad ir puikiai ateitis. Geriausiai pasirodę programavimo konkurse galės dalyvauti Lietuvos mokinių informatikos olimpiados atrankinėje dalyje. Regioniniai konkursai taip pat bus organizuojami Suvalkijoje, Aukštaitijoje ir Žemaitijoje. O kovo 5 dieną Kauno technologijos universitete organizuojamas finalinis daktaro Juozo Kazicko moksleivių kompiuterininkų forumas moksleivius iš visos Lietuvos sukvies išmėginti savo jėgas programavimo, informacinių technologijų taikymo ir naujajame multimedijos bei sukurtų programų konkursuose.